Sveiki, šios dienos tema yra lygtys. Spręsime pačias paprasčiausias lygtis. Sakykime, 2x yra lygus 6. Kaip spręs tokią lygtį? X yra padaugintas iš 2, čia yra praleistas daugybos ženklas. Ir kadangi x padaugintas iš 2, tai 6 padaliname iš 2. Tai 6 padalinta iš 2. Tai x lygu 3. Spręskime kitą lygtį. Sakykime, 3x yra lygu 12. Vėlgi, tarp skaičiaus ir raidės yra praleistas daugybos ženklas. 3 kart x lygu 12, tai mes galim rašyti x lygu 12 padalinta iš 3. Buvo padauginta, tai mes daliname. Ir x lygu 12 padalinti iš 3 yra 4. Spręskime dar kelias lygtis. Sakykime, turim lygtį 3x yra lygu 18. Vėlgi, x yra padaugintas iš 3. Todėl 18 daliname iš 3. 18 padalinta iš 3. Ir 18 padalinta iš 3 yra 6. Sakykime, turim kitą lygtį. 4x yra lygu 20. Vėlgi, x yra padaugintas iš 4, tai rašom x lygu 20 padalinta iš 4. X lygu, kai 20 padalinsim iš 4, gausim 5. Taigi patikrinkime, ar mes teisingai čia sprendžiam. Užsirašom patikrinimas. Ir patikrinkime, ar teisingai. Tai dabar vietoj x įrašysim 6. Tai yra 3 kart 6 yra lygu 18. Ir gavom tiek, kiek reikia. Vadinasi, lygtį išsprendėm teisingai. Patikrinkime ir dešiniai pusėje esančią lygtį. Irgi užsirašom patikrinimas. Ir vėlgi, vietoj x mes apskaičiavom, kad x lygu 5. Įsistatome tą 5. Tai 4 kart 5 yra lygu 20. Čia 20 ir čia 20. Reiškia, lygtį sprendėm teisingai. Tai dabar spręsim kitas lygtis, kai x yra padalintas iš skaičiaus ir gaunam kitą skaičių. Sakykime, gaunam 2 arba 12. Kadangi x yra padalintas iš skaičiaus, tai tada mes dalybą keičiam į daugybą. Tai x yra lygu 12 kart 3. Ir suskaičiuojama, kiek čia gausim. 12 kart 3 yra 36. Kita lygtis. X padalinta iš 4 yra lygu 6. Vėlgi, x yra padalintas, tai dalybą keičiam į daugybą.
X yra lygu 6 kart 4. Ir suskaičiuojama, tai gausim. X bus lygu 24. Dar 12 spręsim. X padalintas iš 5 ir gavom 5. Vėlgi, X padalintas, tai dalybą keičiam į daugybą. X yra lygu 5 kart 5. Ir suskaičiuojam, kiek čia bus, tai X bus lygu 25. Dar viena lygtis. X padalintas iš 5 yra lygu 2. X padalintas, tai dalybą keičiam į daugybą. Tai bus X lygu 2 kart 5. Ir suskaičiuojam, gaunam X lygu 10. Ir namų darbam arba savarankiškam darbui skaičiuokite tokias lygtis. 4x yra lygu 32, 6x lygu 30 ir 4x yra lygu 16. Ir taip pat su dalyba. X dalinta iš 5 yra 30. X dalinta iš 6 lygu 40. Jeigu bus 4 ir X dalinta iš 5 jeigu 7. Šiandien tiek. Ačiū.